Signalas buvo 74, 78 ir pas mane, va, toks, ar čia papuošimas, ar čia nuo arklio pakinktų. Įdomus toks dalykas iškrito. Čia kaip, atsiprašau, kaip papuošimas, sriegis, va čia kažkoks, gal kažkur buvo įsuktas kaip papuošimo dalis, ar neaiškas dabar jau. Gal stalčiuką galima buvo atidaryti, kur pinigai, ir uždaryti. Rankenėlė liko, stalčiuko nėra, o kur pinigai. Čia signalas 23-22. Kas čia bus? Čia kažkur. Na čia kažkas. O čia jo. Čia bičiuliai žydelis. Na, įdomus dar koks. Jo, čia arba moteriškas. Ornamentas matosi ir truputį palankstytas. Galvoju, iš pradžių čia akutis turėjo būti, bet ne. Čia turbūt toks sumanimas buvo. O toks važydelis. O čia signalas. Miški toks čerškintis, bet 81, 85. 81, 87 dabar. Čia kažkur. O čia yra bičiuliai. Dar vienas apolus. Truputį pavalom. Ir pažiūrim. Čia carinė matau. Kapeika. Jo, kapeika. 1852. O čia yra Nikolajaus I kapeika, va tokia. Dar visai gražiai išsilaikęs. 1852 metai. Venzelis va gražiai dar matosi. Įimam. Čia turim signalą nuo 65 iki 73. Ir jis tikrai yra kažkur viršui. Kas jo greičiausiai nereikės, nebent aš negalėsiu jo apčiuopti. Kartais tai būna. O čia jaučiu kažką. Čia kažką. Čia yra valus. Jo. Dar vienas buratinas. Čia signalas 80 iki 90, bet kartu su juodu jis kažkur yra. O čia kažkas. Dabar 96 rodo, bet buvo, man atrodo, kažkas čia prie juodo. Nu žiūrim, kas šį kartą. Opa, yra aviručiai. Yra dar viena šaiba. Prieš tai vieną iškasiau ir dar viena išlinda. Tai truputį šią pavalysiu. 1864 metai. O toks vat grožis. Ponios ir ponai. Čia praktiškai vienam kvadrate viską randu. Tai čia kažkoks tai namas stovėjo. Čia turim signalą 51. Dar pusiau toks juoda muša. Iškasiau dar ją. O čia 53 iki 70 rodo.
Taigi čia pas mus yra. O čia kažkas. O čia greičiausiai. O dar iškrito man. Kur? Valysiu. Jo čia chebrytė greičiausiai dar viena moneta sidabrinė. Kai čia sidabro gabaliukas, tai tikrai, ar čia moneta buvo, tai jau pasakyti buvo neįmanoma. Bet va toks sidabro gabaliukas. Greičiausiai moneta arba koks nors gal papuošalas buvo. Gaila, kad susilydė. Įmam. Čia signalas 54, praktiškai pačiam viršui. Kažkur jisai. Čia gabaliukė bus. Kaip aš suprantu. Tai kartu pasižiūrėsim, kasgi čia. Kas nors įdomaus ar ne. O čia yra apvalus. Tai ši per moneta. Kažkokie dar užrašai truputį prasižiūri, bet šiaip jau nelabai ką eina įžiūrėti. O čia ant krašto. Čia berods sena moneta, bet jau išėjus gaila. Įmam. Čia signalas 30-31. Na šitoks. Dar neiškasiu šio. Čia kažkas 32-31 rodo. Čia kažkur jaučiu, čia. Kur? Šitam. Va. Oho. O čia dar viena kristinka, bet šita tai wow, išsilaikius, galiu pasakyti. Super, nežinau ar jums matosi. Vėliau pabandysiu jums pritraukti arčiau tas monetas parodyti. Bet va tokia va iškrito. Nu šitą super išsilaikius. Įmam. 8,91. Kažkas panašiai va ir pas mane va. Iškrito va tokia moneta. Čia yra Nikolajus II ir 2 kapeikos. Va, tokias va. 2 kapeikos metų aš neįmatysiu dabar čia. Bet dar gyvybės yra šitoj monetoj. Įmam. Čia signalas 54, 58. Čia kažkur. Čia jaučiu kažkur. Čia va. O čia yra arkliena. Tokia apvalyva. Truputį palankstyta. Nuo arklio pakinktų. Čia turim signalą 50-61. Panašiai toks. Čia jaučiu kažkur 61. Dabar rodo. Čia kažkur. Kas čia? Va, vyručiai. Nu, jau matosi. Čia yra buratinka, laukų blusa. Jau visai jinai išėjus, nelabai kas matosi. Gal dar kiek atsivalytų, bet abejoju. Čia signalas 39 lygiai.
Ir jis pačiam viršui, čia kas tikrai nieko nereikia. Čia kažkur. Va, matau jau. O čia. Hebrytė, jo. Dar vienas sidabriukas. Kristinka. Na, tokia va maža sidabrinė moneta. Įmam. O čia turim signalą 92-95. Labai jau panašus man šitas signalas į vieną tokį signalą. Nu tai pažiūrėsiu. Bet aš beveik įsitikinęs, kad taip ir bus. Va, matau jau. Airučiai. A, čia. Va toks vat grožis slypi šitose laukuose. Tai truputį pavalysiu. Jo, čia yra 2 kapeikos. 2 kapeikos ir erelis dar matosi, matau, neblogai. 1811 galbūt kažkas panašaus. Nelabai žiūriu. Tokios va carinis 2 kapeikos. Erelis gražiai išlikęs. Įmam. Čia turim signalą 85-87. Šitokį. 76-86 dabar rodo. Čia kažkur. Kas čia? Opapa. Opapa. O čia tai... O čia tai radinys. Pažiūrėkit. Kas per grožis, hebra. O čia tai jo. Čia net neaišku, kiek tų monetų galėjo būti. Pažiūrėkit, koks gabalas sulipusių, sudegusių sidabrinių monetų. Aš sakau, kad čia man visokių vario gabaliukų apdegusių mėtusi. Tai čia greičiausiai šitas namas hebrytė sudegė. O tam name va buvo va toks va monetų ryšulėlis, galbūt piniginė, kažkas tai tokio eina savo. Nu, nedažnas radinys, va toks, net neaišku, kiek čia tų monetų galėjo būti, bet nemažai. Gaila, kad jos sudegė. Čia ne dabar, jo, net sunku, neįmanoma turbūt pasakyti, kokios šitas monetos buvo, bet matosi, kad nemažai čia jų buvo. Vau, geras. Įmam, einam, ieškom, randam.